Sveiki! Šiandien ištestuosime, kiekgi 30-tinis Leafas nuvažiuoja kilometrų miesto režimu. Konkrečiai važiuosiu Šiauliuose, žinoma važiuosiu pagal kelių eismo taisyklės, leisiu viršyti apie 5 km per valandą. Tai jeigu ženklas 50, tai galiu važiuoti 55. O dabar trumpai apie automobilį. Štai pilnai pakrauta eko režimu 194, prabėgęs 27 000 km. Pagal LeafSpy baterija dar yra apie 95%. Taigi važiuosime su visada bus įjungti artimieji žibintai. Visada įsijungsime šildomą vairą. Taip pat visada bus įjungtas šildymas. Nusistatykime dabar kokius 22,5. Taip pat radijas visada gros. Šildomų sėdinių nejungsime. Kaip matote, automobilis buvo krautas garaže, viduje 12 laipsnių. Lauke būtų pakrovimo rodikliai turbūt truputį prastesni. Vairavimo sąlygos šiandien labai geros, 0 laipsnių, nei lyja, nei sninga, nedaug mašinų, tiesa daug duobių naujų atsivėrusių. Kol kas nuvažiuota 35 km ir vidutinės sąnaudos 14,2 kWh. Priminsiu, kad šildymas visada yra įjungtas. Dabar nustatyti 22 laipsnių šilumos, taip pat vairas įjungtas, šildomas. Štai jau liko 50% baterijos, nuvažiuotas 81 km. Žiūrim vidutinės 14,6, visai normaliai. Visada šildymas įjungtas. 5 eglutės. Prognozė 103 km. Pažiūrėsime, kiek dar nuvažiuosime su likusiu 50. Temperatūra -1. Lauke sninga gražiai. Važiuojam toliau. Įveikta jau ir 100 km, liko 71 ir 35% baterijos. Važiuojam toliau. Štai ką tik užsidegė 3 minusiukai, pravažiuota lygiai 132 km. Neberizikuojam, važiuojam dislokacijos vietą. Nuo to momento, kai kilometraže užsidegė 3 minusiukai, dar pravažiavau 9 km. Tai įdomu, kiek dar būtų galima pravažiuoti. Visos kelionės vidutinės sąnaudos 15,5. Kai užsidegė minusiukai, tada jau išjungiau šildymą. Laikas ir pakrauti, o su jumis susitiksime kitose video.